Sveiki, šiandien tęsim toliau darbus prie prestavimo. Tėvuks ir išvažiavęs pjaut žuolę, bet nežinau, pavyks mums šiandien aną supresuoti, nes su Ferguson turim problemą. Bandau įjungti bėgį, nebeini įjungti. Vakar parvažiavau, pastatė, šiandien nebeina. Šiandien sutepiau, ten viską jau perėjau, galvojau persivarys į kitą vietą ir nebeina. Tai dabar pabandysim nusisukti tokį dangtelį. Pažiūrėsim, gal ten eina tą sankabą pasitemti. Nes jau man iš pat pradžių knispruot tą sankabą. Čia tai turim tą dangtelį. Reikia šitai tą varstelį nusisukti ir tuos du. Nusimsim, pasižiūrėsim, ar čia eina ką nors padaryti, ar ne. Vidai čia mes nelabai ką jau čia padarysim. Tas lapkelės pažiūrėjau, šiaip prie pati yra tos lapkės prie to išminamojo guoliaus. Turim va čia biškį laisvumą. Antais reguliuojas tą traukę. Pabandysim biškį pritraukti. Ir tada patikrinsim. Gal čiut, kaip sakant, trūks, gal dar veiks tą sankabą. Bet jau ir nemažai antai sutraukta. Reiškia, jau ir buvo stemta ne vieną kartą. Pabandysim dar įtemti, gal kartais bus tą sankabą. Jeigu ne, jau reiškia diskas baigas. Turi skirčia per pusę, ir reikaliuko jau tada. Gal ant aišku nesunkiai čia persiskir, bet vėl kiek darba. Prie jums tai žiauriai durns. Labai čia sunkiai atsukti. Gerai, kad bent danierų užrūdėje, tai dar įmanoma čia kažką padaryti. Pažiūrima, į tą sankabą nėra. Niekada va štai neprisukau jokio dangčio. Užsikvarom ir pažiūrim. Kiek galėjau, tiek sutvarkau, aš dabar tą masį Fergusoną. Įdėjau cilindriuks, pritaikau iš Merso. Turėjau tokius pasidėjęs, kad dar pasiruot veikia nieko. Sankabą ir kažkiek patvarkiau, turėt būt dabar. Ir dar sėsti važiuoti. Išvažiuoju Beleris. Grinai dirb kaip Belarusas. Kamins Beleriaus matyti dirb kaip Beleris. Užsikrėtė nuo MTZ. Pradėjom presavim darbus šiandien vėl. Dabar jau beveik 4. Turim supresuoti prieš 10 hektarų. Didelis lauks. Čia tam laukia greičiausiai paskutinį kartą bus pieva. Arsim laukį, sėsim grūdus. Nieko gero šitai nebėčia to žolės. Pirms pjovimus dar buvo, o jau dabar antrą darom pjovimą nieko. Dabar bandau pasiginti žmoną. Važiuojam tai sana kitoj pusėj. Gal matus jums per kamerą. Dabar reikia man tokį ratą varyti, jeigu aš aną noriu pasiginti. Bet jeigu mes sustosim, koks tinkliuks nepasiduos, adakas nors viskas, mes anas nedaginam. Šiaip anas greitis. Dabar jau, kai įsijungia antrą bėgį, važiuoja apie 10 km per valandą. O aš visai presuoju. Būni ir va šitai 11,5, dabar iki 12 pasigreitinu. Į ant 10 priklaus nudobiu, aišku. Baigam jau ruloną prisirinkti, pat išleisim lauk. Buvau pastrigęs, tinkliuks nepasidavė, nuplyšo, gal eit susitvarkyti. Taip ir atsilikau.
Bet iš tikrųjų geriausia ir tokį palaikyti tarpą, o ne šalia važiuoti. Sakant, reikia duoti biškį erdvės, bet mes visą laiką dabar stengiamės aplinkui važiuoji kokius 3 ratus, 3-4 ir tada va taip šitai grėbi. Skersai, kad nereikėtų užgrebinėti tą reikalą. Į grėbliaus praktiškai net nereikia aunuoti. Žemė visi patogiau. Va taip jau varom. Lenktyniavom su žmona dabar. Beprotiškai maža kaina. Šis išmok. Kas bus greitesnis, to pasibaigs. Viskas, aš jau stoju. Toliau. Visą laiką prisikeliu rinktuvą į viršų. Nedaug, nors čiučiut, kad tekinukai pasikelt į viršų. Esu taip pripratęs. Atrodo, kad mažiau laužos, ten tos ašys, viskas. Tekiniai geriau, aišku, laiko. Aišku, šiaip gal nebūtina, bet aš taip darau. Dėl lauką reikia greičiau, aišku, susitvarkyti, nusivežti vagonus ir nupurkšti. Ir tada susiarti, pasiekti kviečius. Jau po biškį einam į pabaigą, čia vidarį tokį dar turim, kokius gal 3-4 hektarus kažkur. Manikė varo su Masi Ferguson, buvau nuėjęs pasiklaust, kaip manai ten seka, sakė, biškį kaminas kažko klip, krent žemyn, gal nenukris. Jo, su to kaminu ten irgi problema, reikės pabandyti ten kažką padaryti, ar kitą kažkokį nupirkti. Šiaip ten Belarusą kamins, per mažą biškį skilę. Niekad nein ten daugiau užkalti ir taip jau, ir ten susispaudys tas išmetimo kolektorius. Negalėtų šiaip taip būti. Arba reikėtų kažkokį išvis paprastą vamzdį uždėti ir tiek. Dėl to kamino, jo, kažką reikės padaryti, nes taip negal palikti, paskui nukris arba dar ką nors nulauž. Taip sakant, negal klibėti toj vietoj. O daugiau ką žinau, sakti, aišku, karšta labai, garsas labai didelis, jau garso izoliacijos 0. Šiaip, aišku, gerai, kad padariau tą galinį langą, kad atsidarytų, tuos cilindriukus, kad sudėjau, dar tas šoninis langas atsidaro. Tai biškai gaunas toks skersvėjis, nėra tiek karšta. Tik aišku, tų dulkių belenkiek, nes vis tiek daug, ta žemė jau sausa. Parvažiuos kaip tikrą traktoristą šiandieną, kaip su Belarusu, kokiu dirvos kultivuojus. Bet ką padarysi, sukamės iš padėties, taip kaip ir. Neišsikroja batareikę, taip nenutrūko, ką aš šnekėjau. Šiandieną darysim gal tokį trumpesnį kokį vidausą, pažiūrėsim, arba gal kelių dienų sujungsim įrašus. Ne, bet kelių dienų aš negaliu sujungti įrašų, nes rytoj neaišku, ką mes veiksim. Šiaip aš iš viso kažko taip galvoju, nereikėtų varyti, nusipirkti tam zilui tą cilindrą. Bet ant ir Karmėlavą reikia važiuoti tada. Ir 2 valandų, apie 3 valandas tai tikrai bus kelią, už Kauną yra.
nemažas atstums nuvažiuoti. Jeigu lys, gal taip padarysim. Lemba reikėtų jau čia dar vieną tą priekabą susitvarkyti, nes biškį dabar lievai gaunas. Noriu vežti ir kviečius dar parduoti miestą, bet reikia ir mišinį jau kult. Šiandien jau praktiškai galėjom kult mišinį, neturim priekabas. Dėluk sako, davai kulam su T16. Pilam į T16, vis tiek tilpsa kažkur apie toną kokią. Nu gal tilpto, aš nežinau, bet biškį toks žaidims, aišku. Nu, gal ten nespėtum suvežiuoti kažkiek. Tik prikuls, taigi parlik išpili, vėl farmauni. Nu, toną po tonas, aišku, ir pripili, bet čia mums reikia žaisti geriau, šitai užsiemam presavim darbas. Nori, į kairę pusę pašalą pritrūkai. Iš 10 kažkur į pusės hektaro. Nu, rulonų, žinokit, nedaug. Vien kiolpį tik šitai paliko iš tos dirvos. 5 metai kažkur tai pievai, kai čia sėjom. Viskas čia jau reikia art laukui, nebėra to žolės. Tai dėsim čia kviečius, geras lauks, kaip sakant, didelis, geriau pasilikim grūdams. Pievų užteks mums. Pievos pasiliksim, kur yra tokie visokie mažiukai, gabaliukai, arba kur toliau yra, o kur arčiau reiks stengtis, grūdus auginti. Bet, pavyzdžiui, jeigu dar su to plenku pulsim, kada nam nereikėtų labai toli važiuoti, nes šiaip turim tą kederiaus vežimėlį, 100 metų tas kederis tai nenuims to, jeigu nuimsi, neuždėsi, tai geriau neužtikim. Tas Massey Fergusons yra didelis pliusas, kada ant tikrai gerai susisum. Paimkim New Hollandsons, taip nesisum. Bet matyti, jau biškį irgi priprato šiaip. Niekada taip jau nesako, kad čia labai blogai su mano važiuoti. Geri viskas, traktorius. Tais metais tai buvo, jeigu garso izoliacija nebuvo jau įspūdingo. Aiškiai, ten duris gerai išsidarytų, vis būt sandariau, tai būtų ir mažiau kabinai to garsą. Mes jau taip nebetkursim, nebeverta ten kišti pinigus į tokias vietas. Svarbu, kada važiuoja, biškį geriau atrodė negu anksčiau ir tiek. Dedam taršuonus dabar Massey Fergusonui. Jau ilgai nevažiuosim, to vėl reikia sustoti. Gal matosim skambė šitai per kamerą, aplinkiam. Dabar toj pusėm 6, tiek mes čia presuojam. Gal jau pusantros valandos vis tiek išeina. Didelis gabalas nepaims, taip kaip sakant, per pusvalandos jei nesupresuos. Ir ką veikti. O jeigu daug žolės, tai čia pusę dienos tada vargsti. Žmona jau baigė sugrėbti, tuoj pasikels grėblį ir važiuos į kitus laukus. Mačiau, Franks atvažiavo kult mišinį. Nebiškiant. Tai, ką žinau dabar, teks vėliau gal iki išeisiu T16 atvažiuotus grūdus biškį pavežti. Jau 2 valandų turim šitai po 6:19, nes ten vis tiek kokią gerą valandą dar užtruksim. Atsikelsime tikriausiai. Pasikėlė. Tikrai daug čia nesigavo, aš 20 kelių rulonai gal ir ir. Nieko gero. Jo, kamens tai matos, kada man plink ir iš toliai. Gal nenukris. Užmėsim vieną akį, pažiūrėsim, kaip Frankui sekas gult mišinį. Žiauriai išguldyts yra. Buvo atsivežęs dar vieną papildomai plėvelės ruloną.
ką tik įsidėjo orgalį. Nu gerai, tai jau pat privažiuosim prie tėvuką, pažiūrėsim, kas čia atsitiko, pabandėm smagulti, kažko jau eini gavo. Gal jau su to cilindru kas nors negerai. Tai jau pažiūrėsim. Arba šukšlių daug varė vidų. Čia to mišiniaus matos, kai ir gerai birst. Vieną driužę praktiškai pravažiavo, jau daugiau negu pus bunkeriaus turiu. Pridariau biškį viršutinį sietą. Gal biščiučiu eina šukšlių. Ir bandys. Niaukas antais tą pusę, ką žinau, nepradės kaip naktį. Mes jau išvažiuojam dresuoti, nebegaiškim laiko. O čia tai mišinis ir priėjęs, be problemų gali pulti. Blembu, kaip blogai, kad neveikta priekaba. Ne, čia jau ir greit nepalieksi, labai lėtai turi važiuoti. Atvarėm į kitą lauką, pradedam trasavim darbus toliau. Čia liktais yra apie 3 hektarai sutrasuoti. Paskui reiks dar už kanalą pervažiuoti, virš hektarą kažkaip man sutrasuoti. Žinau, manau, per kokią valandą tikrai apsisuksim. Gal net greičiau, jeigu gedimo nebus. Bus matyti, kaip čia mums seksis. Turim labai gražų skaičių. 969. Artėjom po biškį prie 1000. Norėtumėm paimti tą 1000 laisvai šiais metais. Aš net pats iš tikrųjų netikėjau, kad Astamaciją Fergusoną gaivinsim ir dar biškį pagražinsim ir kad su grėbliais darbuosis. Tai liuks iš tikrųjų, kad jis dirb, bent jau kažkiek savo ant tų pinigėlių atidirbs. Vis geriau negu stovės ir tik bus kaip paminklas, kaip viens, kas sakė, oi, kaip čia tą paminklą, sakė, parsivežė. Nes paminklas dar matot, jūt geriausiai, nepaims to. Važiuoju tokiu keliuku lauk, jau labai siaurai čia pravažiuoti, užauga tie medžiai. Šiaip visą laiką iškirzdavo, čia imta aukštą įtampą, bet kažkodėl sugalvoja tik prasikirsti ten grinai palaidais, tiesiog va čia palika tos visus medžius. Reikės kada pačiam bišką važiuoti svarną pasidarbuoti, nes jau labai sunku pravažiuoti darosi. Pervažiuoti man tai netoli už kartą, šitai padėl. Reikia už kanalą. Nieko gero čia iš tos pievos.
pavasarį buvom įsėję žolę tiesiai, bandėm irgi sėti tą lauką. Pakol kas nematau jokių rezultatų, jokios naujos žolės. Tik senoji ta licerna užaugusi, o naujos nėra. Greičiausiai teks ir čia išarti ir persit per naują žolę. Nes nesąmonė laikai tokias tas dirvas nuostolingas. Už nuomos, už viską turi mokėti, praktiškai niek tau pačiam nelėkia iš tos dirvos. Nieko gero neina uždirbti, čia kelius rulonus paėmė. Matruk karelę dar, pratau. Šitas Fergusons turėtų paimti labai mažai saliarkas. Mažiausiai iš visų traktorių, iš tų, kur dirbam laukuose. Tai vėl nutrūko, kas čia dabar, per darbą. Greičiausiai keičias oras. Dabar jau veikia. Daug laiko čia man suvaldė tą plėvelę. 3 kartus ėjau tvarkyti. Iki 8 turėtumėm jau būti namuose, dabar po 7:35. Tiksliau 19:35, jau vakaras. Vedimai baigti šį vakarą.
drono nekėliau. Pasiėmęs turiu, bet neišėjau. Nes visą laiką ant greičio suvyka presavimai. Nežinau, mes sukišim tą visą driūžę. Nelabai tikiu. Reik iš greitį sulėti. Da, lieka. Чуть-чуть. Nu, varom. Paimsim viską. 1,45 m rulono dydis. Alright. Va čia tai galiūną išleisim. Didelis, gražus rulonas, tvarkingai suspaus. Va, matot, kaip kampai gražiai eina. Nėra, kad ten va būtų viskas liuskiai tokie. Na va, dabar galėsim lėkti namo. Aišku, šį vakar darbai bus baigti. Tėvuks parvažiavo su vis kombainu namo. Išpilti tiesiai grūdus į daržinę. Kad čia žaisti su tuo T16 nesąmonė. Jeigu rytoj nepriims grūdų agrokoncernas, tai jo, tada kažką reikės sumastyti. Nesak pirmadienį ir tipo pasiskambinti neaišku, ar priims ar ne.